Treneri, pergalė 4-1, sveikinimai jums. Ir treneriai retai būna visko patenkinti, tai jūs turbūt irgi kažkuo esat nepatenkinti. Na, jeigu taip sakyti, tai džiaugiuosi, kad įmušėm 4 įvarčius. Džiaugiuosi, kad po ilgo laiko įmušėm po standartą. O jeigu apie rungtynės, tai pirmas kėlinys tai buvo, manau, toks niekam neįdomus. Apie nieką, tai kaip ir sakiau, labai buvom ir mes nenorėjom žaisti, ir jie nenorėjo žaisti. Labai viską darėm lėtai, tai norėčiau, kad daugiau tokių kėlinių nebūtų. Tai po pirmo kėlinio, kas pirmam kėlinį, tai aišku, tik tai džiugina tas, kad įmušėm įvartį ir nepraleidom, nes tikrai varžovas galėjo įmušti. O apie antrą kėlinį, Rūbiniai teko pakalbėti, galbūt grįžčiau. Ir matėm, kad tas 25 minutės bent jau žaidėm taip, kaip mes turėtumėm žaisti. Po to, kai jau turėjom rezultatą, tai tas žaidimas toks buvo, bet labai džiaugiuosi už tai, kad tikrai šiandien įmušėm tos įvarčius, ko mums pritrūkdavo. Tai noriu padėkoti vaikinam už tai ir norėčiau, kad mes į rungtynes ateitumėm iškart nuo pirmo kėlinio, ne nuo antro. Tai tiek. Treneri naujokai, Džesis, Michailo pelnė įvarčius, ką apie jų pasirodymus galit pasakyti? Tam mes ieškojom, tam norėjom, kad jie muštų įvarčius, nes mes turėjom problemų. Labai džiaugiuosi, kad jie įmušė, bet labai nesidžiaugčiau, jeigu neįmuštų daugiau. Tai, kaip pasakyti, noriu, kad tai būtų tęstinumas, kad jie būtų žaisto agresyviai, to, ko mes prašom. Jeigu jie įmuš, mums bus lengviau. Tai toks futbolas, žinot, tu įmuši daugiau, tu laimi, neįmuši gali ištraukti lygesias, bet kaip matėm pirmą ratą, tai mums buvo sudėtinga. Tai praleisdavom vieną, sunku būdavo įmušti, šiandien džiaugiuosi, tikiuosi bus, kaip ir sakau, tas tęstinumas, atrasim tą įvarčio skonį, tai to ir palinkėsiu savo komandai. Tai dar kartą padėkosiu, nors gaila, kad negausiai tų sirgalių, bet vis tiek visiems ačiū, kurie ateina. Norėčiau pasakyti jiem, kad dar atsivestų ir draugų, galbūt šeimos narių, kad būtų pilnesnis stadionas, nežaidžiam dėl jų, norim, kad būtų ta futbolo atmosfera ir klubas atmosfera ir noris tos atmosferos, kaip sakykime, tribūnose. Tai tiek. Tai treneri, rungtynės baigėsi 4-1 šeimininkų pergalė, jūsų pralaimėjimas, kokios mintis, kokie įspūdžiai apie rungtynės? Manau, kad pirmą kėlinį gan neblogai sekėsi, ypač kas liečia veiksmus gynyboje. Tikrai tvarkėmės, pabandėm varžovus šiek tiek nustebinti, nežaidėm savo įprastą schemą 5 gynėjais, pakeitėm 4 gynėjais ir visai tas tikrai pavyko. Aišku, atakoje tikrai trūko aštrumo, nebuvom turbūt šiandieną tokie pavojingi, kokie galėtume būti, bet sakau, antram kėlinį kažkas nutiko, subirėjom, pradėjom daryti labai tokias vaikiškas klaidas ir šitam lygiai, jeigu taip klysi, varžovai iš karto baus. O tos klaidos, vis tiek jauna komanda ir turbūt tikėtis, kad klaidų nebus, yra labai sunku. Be abejo, tik tai aišku, norėtųsi iš tų klaidų kažkiek mokintis. Ta pati Rūbinį šiandieną sakiau, kad tikrai nemaža dalis turbūt šiam sezonė įvarčių tokių gimsta pas mus iš tokių paprastų vaikiškų momentų. Tai sakau, jeigu tuos dalykus kažkiek pavyktų pagerinti, gal ir tas rezultatas kitoks kažkoks būtų. Trenerių Luko Jonaičio nebuvo pagrindinius snaiperio, tai to aštrumo be Luko turbūt ir trūko šiandien, ar ne? Taip, turbūt visi šitoj lygoj pastebi, kad Lukas daro kažkokį skirtumą mūsų komandoje. Ne tik jūs to klausėt ir praeitos rungtynėse treneris to paties klausė, tai tikrai svarbus labai mūsų žaidėjas, sujungiantis tas grandis tarp gynėjų ir atakuojančių žaidėjų ir įneša to gyvumo. Tikėkime, kad jau artimiausiose rungtynėse grįš.